Sveiki visi, turime ketvirtadienį, 4 valandą popiet ir 224 apžvalga finansų rinkos. Apžvalga vedu aš, Marius Dubnikovas, Compensa Life verslo plėtros vadovas. Tai ši savaitė iš tiesų buvo įdomi dėl to, kad buvo laukiama naujienų iš Europos centrinio banko. Bet pradėkime tradiciškai nuo Vikso. Viksas yra žemiau 20 punktų, kažkokių tai didelių baimių nėra. Nepaisant to, kad buvo Hamas lyderis nužudytas Izraelio, Izraelis toliau valosi nuo, sakykime, savo priešų. Po to, kai buvo užpultas ir finansų rinkoms šiandien dienai tai per daug nerūpi. Tai žvelgiant į rugpjūčio mėnesio paniką, sakyčiau, tikrai taip galima įvardinti kaip paniką rugpjūčio mėnesį, kur Viksas buvo šovė virš 60. Iš tiesų, tas potrauminis šokas paprastai būna po tokio didelio svyravimo. Na, atrodo ganėtinai viskas labai labai ramiai. Ir paskui, jeigu žiūrėsime į kitus rodiklius, tai matysite, kad iš tiesų finansų rinkos yra primusios, pradeda plaukti po truputį trečio ketvirčio veiklos rezultatai. Trečio ketvirčio veiklos rezultatai yra išties geri ir tai lemia, kad mes matome indeksuose rekordus. Tai žiūrint į įvairius finansinius instrumentus, ar į fondus, ar į, sakykime, kažkokius tai asmeninius pasirinkimus, kur turime, ko gero, kad didžioji daugumoje mes matome aukščiausias kainas, kokios buvo. Tai šios savaitės esminė naujiena, kurios visi laukia pritūpę, tai Europa kerpa palūkanas toliau, 0,25%. Ir esminė žinutė yra tame, kad infliacija nukrito žemiau negu Europos centrinis bankas tikėjosi. Tai čia esminė žinutė, kuri sako, kad mes dar matysime, ko gero, šiais metais dar vieną kirpimą, mažiausiai 0,25%. Ir tos prognozijos, kad kitų metų vidury galėtume matyti 2,5-2 link 2% judančias palūkanas, ko gero, kad yra labai artimos. Tai čia labai geros naujienos dėl to, kad palūkanų mažinimas vyksta dėl to iš esmės, kad jų nereikia palūkanų. Antras dalykas, Europoje be abejo mes matome ekonominę stagnaciją, tai tas palūkanos mažėjimas bus spartesnis. Mes jokių būdų nematome jokios ekonomikos stagnacijos Lietuvoje. Tai augame sparčiausiai eurozonoje ir augsime sekančiais metais. Bus labai įdomu pažiūrėti prognozes kaip dėl kitų metų, bet labai turiu įtarimą, kad būsime vėl tarp topinių augintojų augančių. Tai šiuo aspektu finansinė aplinka Lietuvoje iš tiesų yra pakankamai gera. Matysime rinkimus, manau, kad tai neš tam tikro ramumo, nes iki šiol yra įsiaudrinę pas mumis, tame tarpe ir Jungtinėse Amerikos valstijose, tame tarpe ir visame pasaulyje. Tai pasibaigs rinkimai, tai manau, kad grįšime prie braižymo lentų ir tenais bus daugiau ramumo. Kas dar? Euriboras artėja link 3%. Atkreipkite dėmesį 6 mėnesių Euriboras ir bazinė palūkanų norma. Tai Euriboras 6 mėnesių yra gerokai žemesnis. Taip indikuoja dar vieną mažinimą. Manau, kad laiko klausimas, kada kirsime 3% ribą. Iš esmės tai kažko tai labai nepakeičia, kad tenais 1/100 pasikeičia procentiniai punktai, bet pakeičia labai daug psichologijoje. Tas skaičius priekyje 3 ar 2, jisai daug ką lemia dažnai, tiek verslui, tiek fizinukams. Ir kaip pavyzdys, nekilnojamas turtas, aš manau, kad tyko tas momentas, kai nekilnojamo turto rinka pradės bruzdėti. Tai yra pradės judėti. Ir aš nežinau, ar jinai dabar nejuda, nes, aišku, realių laikų mes neturime jokių duomenų, bet mažėjančios palūkanos, lūkesčiai dėl mažesnių palūkanų, jie turėtų pradėti judinti nekilnojamo turto rinką. Tas vyksta Europoje, tas vyksta Jungtinėse Amerikos valstijose, nes tais duomenys gauname labai, labai aiškiai ir gyvai. Ir manau, kad Lietuvoje mes matysime tą patį. Dabar, kas dar iš naujienų, tai kinų
BVP paskelbtas už trečią ketvirtį 4,6%. 4,6% buvo šiek tiek geriau negu analitikai tikėjosi, buvo tikėtasi 4,5%, bet kinai įeina vėlgi kaip išsivyščiusi ekonomika, jau galima sakyti, arba besivystanti ekonomika, arčiau išsivyščiusios. Artėja link to taško, kur analitikai spėlioja 0,1% punkto ribose. 4,6 geresnis rezultatas negu tikėtasi, bet tai nėra toks rezultatas, kurio tikisi patys kinai, tai yra 5% augimą. Bet kokiu atveju tai yra parama. Tai yra geras rezultatas. Dar geros naujienos iš Kinijos, tai yra pramonės gamyba. Pramonė pradėjo gaminti gerokai aukščiau, virš 5%. Ir pirmas šuolis po praktiškai 4 mėnesių susitraukimo. Tai rodo, kad pasaulis po truputį bunda. Tai mums kaip investuotojams tai yra gera žinia. Na ir euras leidosi ganėtinai stipriai, leidosi į $1.08 lygį per paskutinę savaitę. Pagrindinis dalykas tai yra be abejo palūkanų kirpimas. Tai mums, lietuviams, tai nėra labai gera žinia, mums geriau stiprus euras, nes žaliavas perkame doleriais, parduodame viską eurais, tai mums geriau stiprus euras, bet bendrai paėmus eurozonai tai yra gera naujiena dėl to, kad eurozona eksportuoja į dolerinės rinkas. Dujos stabilizavosi. Labai įdomus faktas, šią savaitę buvo paskelbta tai, kad 95+ yra užpildyta Europos dujų saugyklos. Esame visiškai saugus, nemanau, kad matysime kažkokių energetinių šokų. Na ir labai tikiuosi, kad po truputį judant link lapkričio dujos pradės pigti, taip kaip buvo praėjusiais metais. Tiesa, praėjusiais metais, lygiai prieš metus, dujos kainavo gerokai aukščiau. Tai yra, praktiškai 25-30% aukščiau negu dabartinis lygis. Tai bet kokia atveju ši žiema, ko gero, kad bus pigesnė. Nafta atpigo, nepaisant Izraelio judesių, nesimato kažkokių tai didelių galimybių, kad įsižiebs dar didesnis konfliktas negu yra. Tai čia irgi gera žinia, nes jeigu žiūrėtume metus atgal, tai praktiškai nafta nekainavo beveik visus metus pigiau negu dabar kainuoja, netgi esamomis aplinkybėmis. Aišku, jeigu žiūrėtume grafiškai, čia matome tam tikrą tendenciją besiformuojančią, iškritimo pereina į augimą, bus matyti, bet kokiu atveju, ar 74 ar $80, čia jokios tragedijos nėra. Nauji rekordai šią savaitę. Pabandėm 8,000, tai yra 5,850 punktų S&P 500, toliau kyla, labai geri rezultatai kol kas plaukia. Manau, kad arteinančiom savaitėm mes apžvelgsime tos rezultatus, pasižiūrėsime, kas skelbia, bet iš esmės pagrindinės kompanijos turi labai gerus veiklos rezultatus. Priežastys labai paprastos. Žmonės turi darbų, turi pinigų, leidžia pinigus, ekonomika klesti. Tai, kartais netgi bauginančiai gerai viskas atrodo aplinkui, kaip šio laiko momentu mes turime. Vario kaina tradiciškai čia indikacijų kažkokių nėra, šiek tiek varis brangtelėjo per paskutinę savaitę. Žvelgiant iš ilgesnio periodo kažkokių tai didelių pokyčių nėra. Manau, kad jeigu kinai užsikurs su savo pramonę, vario kaina turėtų judėti į priekį. Bet kaip indikatorius jisai kol kas nieko mums nerodo. Ir stebina auksas. Tai yra mažėjant palūkanoms, sakoma, kad ieškoma saugaus užnugario ir tarsi iš obligacijų pereinama į auksą, už tai aukso kaina siekia 2700, pirmą kartą kirstas šis lygis. Bent mano klasikinės investavimo žinios tam kaip ir prieštarauti turėtų, bet nežinau, pasižiūrėsim. Čia labai įdomi istorija, kurią turėtume stebėti artimiausiamis savaitėmis. Ir mūsų fondai, rezultatai išlieka geri, fiksuoto pajamingumo sukasi apie 10%, vidutinės rizikos fondai ir naujai pristatytas fondas, pabrėšiu, išlipo į aukščiausią rezultatą metų pokytį iš visų grupėje esančių, beveik 16%, tai yra labai geras rezultatas.
sakyčiau, pasirinkimas taip pat buvo neblogas. Na ir aukštos rizikos fondai išlieka 20-30% lygyje, ypatingai BNP Paribas US Growth'as 30%. Natūralu, kadangi indeksas muša rekordus, tai ir fondas muša rekordus. Tai visi, kas savo investicijas patikėjo per Compensa Life investuoti į Jungtinės Amerikos valstijas, Europą, tikrai šiais metais, na, gali sakyti, kad derlius rudenį buvo daug geresnis negu tikriausiai tikėjosi. Sekantį kartą susitiksime spalio 24 dieną, tradiciškai 225 kartą ir 16 valandą. Tai ačiū visiems ir iki pasimatymo.